Atsigalėjo šį, oi kokį drūžį adelio, tai tokį meilę su sanogi. Prašom įsitraukti ir su tuo pačiu. Joninių daina. Tai skelbia žinių, kad ne už kalnų, o tik už kelių dienų visa Lietuva švęs pačių gražiausių šventį vasaros Jonines. O šiandien Matuizų kaime visokiausių garsų, kokių tik nori. Ir vaikų klegesys, važinėjimas po apylinkės, visus varo iš proto. O mergelių gražumas, vainikėlių pinimas, už širdies tveria. O žolynų kvapnumas kviečia visus išburts. Mūsų ir burtininkė ragana stovi, kas norėsit savo dalių sužinoti, tai prašom, nesisarmatykit. O jau žmonių gražumas, o kaip gražiai paspuoši, visi sugužėjo, pažiūrėti, kas čia vyksta, kas čia daros. Taigi, mėlieji, būkit pasveikinti, visi sulaiky, suvažiavį, suvejį, impacijų gražiausių šventį, Matuizų kaime, Joninių, gegužinį, Janinų ir Jonų gegužinį patikslysiu. Ir rasų, sako, nu, ir rasų dadėsim. Paplokim savo, paplokim, negailaikim plojimų. O šaunuoliai. Ale pažiūrėkit, kokis gausus būrys ir kokis gražus, visos įsidabiniai mergelais, viena už kitų gražesnį, ir vienom pusėn, ir kitom pusėn. Labai džiaugiamės, kad pas mus susėdėliai, valkininkai pirmų ros dalyvauna. Paplokim tom gražiom mergelėm. Savom paplokim pačiom gražiausiom. Žinot, jau labai nusbodį savus, ale vis tiek pačios geriausios ir gražiausios, ar ne? Pelėdos kokie negražus vaikai, ale jai tai patys gražiausia. Tai ir aš taip sakau, taip sako Daiva. O ar mūsų draugai, mūsų, nežinau, patys tolimiausi svečiai, paskavoji, jie labai rengia siurprizų, atvykę iš Žiežmarių, Kaišiadorių rajono, garsiausi plojimai, audringiausi plojimai. Nu ir žinokit, pas mus atvyko iš rajono, garbingiausia valdžia, jums čia nešpostai, suspažykim, pas mus šiandien dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. Plojimai, prašom pasirodykit, mes dar jį pakviesim. Aha, aš ir čia, ir mes kur čia man pastuos ir noriu, kad mane visi matys, bet labai mažukė. Ale mes nuo šventės vis tiek negalim pradėti. Be ko mes negalim pradėti? Kas man pasakys? Be Jonų, be Janinų, aš ir galvoju, jeigu mes neturėtumėm Jonų, neturėtumėm Janinų, neturėtumėm rasų, mes negalėtumėm tokios ir šventės švęsti, teisingai sakau. Taigi, mėlieji, mes plojam, o Jonai, Janinos ir rasos, visi į priekį, prašom, čia išsirikiuojam, visi. Prašom, prašom. Kur Jonelis? Mikalauskas matau Jonelis, kitas Jonelis, Janina, prašom, prašom, nesisarmatinat. Prašom, prašom. Prašom, rikiuojamės. Taip, Jonukas vai. Jum ir muzika atėjimo į priekį.
Prašom, Jonelis mūsų svečias. Prašom, gražiai rikiuojamės. Taip, pablokim, netingėkim, padirbėkim. Ar visi rastos irgi prašom rikiuojasi čia. O jau dvi rastos. Aha, kas nežino, tai va čia rastos. Jonas Sasnauskas, šaunuoliai. Dar vienu Jonu tempė, nesisarmatikit, visi, prašom, įsirikiuojam. Parodom Matuizos, kiek mes turim Jonų, Janinų, Rasų. Aha, ar visi jau? Ar visi? Ar nėra paskavojusių daugiau? Nėra. O kur mano mergelai su vainikais? Į priekį, sustojam į priekį. O Jonus pasveikinti mes kviečiam Matuizų seniūną Mindaugą Matuizą. Prašom, plojimai seniūnui. Ir kviečiam mūsų garbų svečią, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorių Alvydą Verbicką. Taip. Prašom, mergaitės, uždedam vainikus. Seniūnas su direktorium spaudžia rankas, paskui aš perduosiu mikrofonų sveikinimo žodį ir šaunamas bus šampanas. Pasimuoja muzika linksma, kol visi bus... Oi, kiek daug. O čia Jelena, aš nežinau, ne ant galvos. Kaip jūs čia ant galvos turit uždėti? Pakeiskit kitų vainikų. Gražesnį, kad visi ant galvos būtų. Ir čia žmogui. Kaip čia dabar, reikėt, kad tvarka būtų. O, kokie gražus visi. Ale gražus. Taip, prašom, mergaitės, išdalinkite taures. Ai, dar šampanas. Gerai, muzika nutyla, perduodu mikrofoną patiems gražiausiems vyrams mūsų šio vakaro. Ar ne? Pradėsim gal nuo svečio. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Nežinau, ką pasakyti, gerbiamoji vedėja praktiškai viską yra pasakius. Tik belieka pasveikinti Janės ir Jonus ir palinkėti visiems gražaus vakaro, kad visi šeltume taip, kaip buvo parašyta mano pakvietime iki pat ryto. Ir aš manau, atvažiuosiu 7 ryto, jeigu ko nors čia nebus, tada pradėsim administracinį tyrimą. Gerą vakarą. Labai graži kalba, girdėjot, iki ryto turit linksmintis. Kas nesilinksmins, eis ant kilimo pirmadienį pas direktorių. Supratot? Taip, aš dar norėsiu, kad direktorius vis tiek dar rankas paspaustų mūsų jo namą. Seniūnas, gal prašom, dabar direktorius paužia rankas, kol seniūnas pila šampano, nes dar ir seniūnas nesakė žodžio. Taip, dabar seniūnui perduosiu mikrofoną. Labas vakaras. Malonu matyti visus gražius sveikus čia susirinkusius, geroj nuotaikoj. Dabar Joninių šventės proga iš tikrųjų aš noriu pasveikinti irgi šitos mūsų gražius Jonus, gražias Janinas, palinkėti jiems sveikatos, laimės, džiaugsmo. Šiandien vakaras žada būti tikrai neblogas. Yra susirinkę daug gražių kolektyvų, kurie, matyt, trinkils mums ir dainų, ir muzikos. Skambės Matuizos visą naktį. Visiems geros nuotaikos, smagių akimirkų, geros šventės. Nu ir paplokim už tas gražias kalbas, o kad visi paplojam, nusišypsom, tai viskas ir sklandžiai sekas mum, ar ne? Taip, visi plojam, Jonai šampaną simboliškai dabar už tave išgeria. Ir rasos, taip. Prašom nuotraukų, kuo daugiau pafotografuoti. Galima Jonam dar truputį susiglausti vieną nuotrauką. Meiliau susiglausti. Prašau, susiglaučiau bendrai nuotraukai. Mes dar tiek daug Jonų neturėjom vienu kartu. Prašom visi. Prašom. Bendrai nuotraukai. Prašom. Per vidurį. Prašom per vidurį.
čia išjungia čia muzikų, man su šitų muzikų tai gal jau krinkam, žinokit, aš paprašysiu, padariau vieną klaidą, mane toj muzika kapų išvežė, tai žinokit ir galva susisuko, Joneli grįžk, mes jums ilgiausių metų sudainuosim. Va, moteris dainuoja, visi dar čia sugrįžta. Ilgiausių metų, Daivutė. Ilgiausių metų, šio vakaro vinis, šio vakaro desertas. Girdėjot, koks to balsas? Žinokit, šiandien bus tikra opera. Jūs pasijusit kaip geriausia, klausykit operos ir baleto teatrė. Bet čia tik tais desertui. Mėlėjai, ačiū, prašom dabar jau tikrai įsilieti į mūsų gretas. Taip, pradėsim mūsų koncertinės programas. Ir aišku, pradėsim nuo vietinių, nuo Matuizų. Bet jūs turėsite labai visiems plot, šypsotis ir ką dar daryt? Siubuot, dainuot kartu, šokt. Taigi dabar bus vientisa Matuizų programa. Aš nežinau, mergelės, ir taip labai gerai matos, ar ne viskas? Paskui Valkininkus Matuizų programa. Nėra pasaulyje gražesnio ir vėlesnio krašto, tam Dzūkija. Tik čia tankiausios gilios, drobniausi paukšteliai ir gražiausios merigelės. Pas motulį augau, balalį turėjau, pas motulį augau, balalį turėjau, pas rytelį vakarėlį im darželį ėjau, kas rytelį vakarėlį im darželį ėjau, im darželį ėjau, rudytė laskyniau, im darželį ėjau, rudytė laskyniau, prisiskynus rūtytėlių vainikėlį pyniau, prisiskynus rūtytėlių vainikėlį pyniau, vainikėlį pyniau, ant galvelės dėjau, vainikėlį pyniau, ant galvelės dėjau, užsidėjus ant galvelės jaunimėlį dėjau, užsidėjus ant galvelės jaunimėlį dėjau. Jaunimėlį šoka, raizingėlį kraina, jaunimėlį šoka, kraina mūsų gėlė, o aš jauna mergužėlė plukdau vainikėlį, o aš jauna mergužėlė plukdau vainikėlį. Į kadrą, stok dar kap. O kodėl aš čia turiu stovėti, nesuprantu? Šventį ir čia aš turiu dabar. Kokia kepurė. Tu ten žiūrėk, ne į mane. Išyk sesiją dar. Tas Petras. Čia išvertus visų kalbą šventas. O, kadai, kad jaunimėlį šokant, kad žemė laikelės, jaunimėlį
gražius, nugi kapitelais. O audėjėlės kokios puikios, va dabar ir pamatysit patys. Pas mane pasoko tai nėra, bašmergužėlis yra ta. Pas mane pasoko tai nėra, bašmergužėlis yra ta. Vai tu mergužėla, balta lelijėla, vai tu mergužėla, viešnas yra dėla. Pas mane pasukas tu pati, kaip ant dangaus žvaigždelė šviesi. Pas mane pasukas tu pati, kaip ant dangaus žvaigždelė šviesi. Dar sakai bernelį, kad šviesi žvaigždelė, o paskui sakysi nelengva dalalį. Jei ne tu sakysi, tai mama, nereikėjo imtis yra ta. Jei ne tu sakysi, tai mama, nereikėjo imtis yra ta. Ale kokie mūsų vaikeliai dar, ar kokie giedri šokėjėliai, jūs padavokit.
titulas. Susidainuokim visos sesurės, kol jaunus, kol gražios, kol pas mudu. Kol jaunus, kol gražios, kol pas mudu. O ką pateksim šeimui berneliui, kai tadu dainuosim liūdnas dainelas, kai tadu dainuosim liūdnas dainelas. Reiks anksti kelcia ir vėlai gulcia, anytų mušelai reiks pamigdyti, anytų mušelai reiks pamigdyti. Ir anksti kėliau ir vėlai guliau, anytai mušelai vis neįdzikau, anytai mušelai vis neįdzik. Mylėkim sakraštą ir vardų jo raštą, taip sako mūsų senoliai. Giedu dainelę savo giesmelę apie rūpesčius vargelius. Lietuvos krašto ne taip išrašto giedu senų žodelius. Kalnai ant kalnų, ant kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva per amžius savo, kaip sako mūsų senoliai, kaip sako mūsų senoliai. Miškai snaudė, ten meškas gaudė, kasdien lietuviai iš seno. Užie braškėjo, medžiai nuo vėjo, ten kur lietuviai gyveno. Ant Pylio kalnių, ant Smėlio kalnių, ąžuolai šventi karaliom. Ir tie dievaičiai, kurios žemaičiai, kuriuos lietuviai turėjo.
sveikatos jums ir ilgų metų, kad dar kiekvienais metais mes čia visi susirinktume. Ir paskutinę savo dainą skiriame jums. Ant tėvulio dvaro daržą siūbau, migliosios šakelės liuliau, liuliau, migliosios šakelės liuliau, liuliau, o kas tas migliasias šakelas skirs, joninių naktelį lauželį kraus, joninių naktelį lauželį kraus. Sako, bet ne choro, reiškės nelabai, ar gražiai Matūzos pasirodė? Gražiai, man paplokit ir negailai kitų plojimų, pasiaukit, taigi vietiniai savi, niekur nepadėkit, palaukit dar. Va, mūsų seniūnas, pažiūrėkit, nespėjo dirbti seniūnų, jau gavo darbo, dovanas nešioja. Va, teisingai, nėra čia ko sėdėti už stalo, testa dirba. Tai prašom seniūnai. O Jėzus išvirtu. Ateikit, mergaitės, ateikit. Daiva Kelienė, vadovė, į priekį su savo kolektyvu Verbena. Moterų šokių kolektyvas, prašom, ateinam į priekį. Mergaičių šokių kolektyvas, prašom irgi. Prašom, prašom. Ar visi matuziškiai? Užsidirbom plojimus, užsidirbom dovanas, ar ne? Dabar duosim seniūnui žodį tarti, muzika nutyla. Užkankysiu seniūnų, tai negyvai. Trumpas šito padėkos rašto turinys yra toks: už tradicijų puoselėjimą Matuizų kaimo šventėje Joninių ir Janių gegužinėje. Nuoširdžiai dėkojame moterų tautinių šokių kolektyvui, vadovė Irena Čiaplikinė, merginų tautinių šokių kolektyvui, vadovė irgi Irena Čiaplikinė ir moterų ansambliui Verbena, vadovė Daiva Kelienė. Nuoširdus jums ačiū. Kokis kolektyvas, ar ne? Aš sakau, pat gerai, kad darbščios dirba bitelais. Viena dainuoja, kita šoka, o dar trečios reikia, kad trojam narvų grai. Dėkojam Matuizų mergelėm, šypsosi valkininkietės, jos ruošės, o kol valkininkai mūsų susėdai ruošės programų parodyti, aš trumpai noriu dar padėkoti šventės rėmėjams ir ramščiams. Nu, nebūt šitos šventės, jei nebūt geros valios žmonių. Aš dabar vardinsiu, kas mum aukojo, nesakysiu kiek ir kų, o paskui pradėsit pavydės, o jūs tik tais garsiai plokit. Plojimai Varinos rajono savivaldybei. Plojimai Aldonos Kundrotienės įmoniai. Plojimai Irenos Matuizienės įmoniai. Plojimai Kęstučiui Jurgelioniai, parduotuvė Aibė. Plojimai ūkininkėms Angeliai Kleponieniai ir Jelenai Čironieniai. Audringi plojimai Ramūniai Šelpenskieniai, Oksanai Zereišikieniai, Daivai Kelieniai, Gitai, Irenai, Mindaugui ir visiems kitiems geros valios žmonėms. Taigi pristatau pačias gražiausias mūsų susietkas Valkininkų folkloro ansamblį Santaka. Gero jums pasirodymo. Oi, mergelės, moterėlės, vyrai berneliai, iš kurgi jūs tiek susirinko? Ar jūs apėstėjot, ar aitsijojot? Ana kanota ir žirgelis stovi po medžiu. Pirma tai kuo buinesnis žirgelis, tuo slaunesnis.
kuo buinesnis žirgelis, tuos launesnis bernelis. Bet kaži, ar visadu pagal arklį galima spręsti apie šeimininkų. Tai pirma mūsų daina apie tai. Atjojo bernelis per didį dvarelį, vedė žirgelį. Naujojom stainelėm vedė žirgelį. Naujojom stainelėm vedė žirgelį. Naujojom stainelėm, o mani bernelį. Aukštojom klėtelėm, o mani bernelį. Aukštojom klėtelėm, klėtelėm vedė už stalo sodino, sėskis bernelį. Už balto stalelio sėskis bernelį. Už balto stalelio. Ačiū mergelą galiu pasakyti. Gyvenvietė labai graži, o sodai gražus, o žmonės darbštus. Tai apie tuos matuizų žmonės ir daina. O kieno gražus sodai, o kieno gražus sodai, tai matuizų gražus sodai, gražus jo varėliai. Tai matuizų gražus sodai, gražus jo varėliai. O kieno gražus bernai, o kieno gražus bernai, tai matuizų gražus bernai, gražus bernužėliai. Tai matuizų gražus bernai, gražus bernužėliai. O kieno gražios mergos, o kieno gražios mergos, valkininkų gražios mergos, gražios mergužėlės. Valkininkų gražios mergos, gražios mergužėlės. O kieno darbštus žmonės, o kieno darbštus žmonės, tai matuizų darbštus žmonės, žmonės darbininkai. Tai matuizų darbštus žmonės, žmonės darbininkai. Lietuvių liaudis sako, kaip žilai galvon. Taip, tai tep išeit, kad kuo senesnis vyras, tuo in jaunesnį mergaitį žiūro. Ale kad tos ir jaunos mergaitės, in tuos, kur žilai galvon, nelabai nori žiūrėti. Apie tai ir daina. Ale kad dar tai ir drąsios tos mergaitės, einu tik po vakarė jau tamsu, sėdzi berniekas tokį mergiočią apsikabinį, prieinu sakau, vaikeli, ar tavi motulai nebars? O jis sako, gerų tėvų vaikai šviesiai išeina, šviesiai pareina. Tai ką pirma, tai ką būdavo eini namųjų, nu ar anksti ir vėlai, nežinau kaip kam. Tai arba tata su diržu laukia, arba mama su rykšte.
Tai jei norėjau su kokiu kavalėlium tai susitikt, tai tik paskavoji skapnuoju, kad jinai paslyčiau. Per laukų ajau, žodį kalbėjo, sucik mergelą, sucik jaunoji jėmų žrakelių. Sucik mergelą, sucik jaunoji jėmų žrakelių. Mergelą mano, jaunoji mano, lydėk mergelą, lydėk jaunoji, lydėk žalios girios. Lydėk mergelą, lydėk jaunoji, lydėk žalios girios. Ąsotėlio šaltinio vandenėjo, o Jonas movė žiedą, gali mergužėliais. Ačiū už gerą širdį, ačiū už vandenėlį, o Jonas movė žiedą ir tarė mergužėliai. Ačiū už gerą širdį, ačiū už vandenėlį. Oi, kokia šauni programa. Nebūt šaunios mūsų susitkėlės. Viena už kitų gražesnė, viena už kitus pritnesnė. Tai mesgi norim ir atsidėkos jum, ir dovanas jum apdovanos. Va čia tai pareklamuosiu. Pažiūrėkit, kaip gražu. Angelo sapnas. Čia mūsų Ramunė Šerpenskienė, kas nežino, tokius darbelius dirba. Nu labai gražiai. Ir sakė, inteikit mūsų susietkom, mūsų kaiminėlim, čia vadoviai, Aldona Japerdieniai, seniūnas padėkų inteiks, o čia visam kolektyvui bus dovanėlė irgi seniūnas. Tai va, vėlgi už tradicijų puoselėjimą Matuizų kaimo šventėje, Janių ir Joninių gegužinė, nuoširdus jums ačiū. Ir seniūnas bučiuoja visas moteris, nėr čia ko. Tesnapracenas prie moteriškų, ar ne? Šitiek, o matuziškai pablokit, ar jums škada? Šitokį koncertų jums dovanojant. O, iš karto smagiau ant dūšios ploja visi. Moteriškės irgi ploja savo, seniūnas bučiuoja. Ačiū mielosios, tikiu, kad ne paskutinį ruos. Oi, gerokai negrai gana, bet tu ką pradė graisti, tai man galva susisuka pamirštų, ko noriu ir pasakyti. Nu. Taigi ir mano atmintis, taigi klausykit, vis šliubuoja. Nu, dar tai žinokit, patys tolimiausi svečiai, net galiu pasakyti patys geriausi draugai. Tai iš Žiežmarių, patys gražiausi vyrai ir vienu moteriškį turi iš kažkur tai pas Gauvį, nežinau iš kur, patys ir prisistatys. Juozukai Aikščiai, pas mus Aikščiai. Juozukas tarp kitko dzūkas, Šyras dzūkas iš Merkinės. Ale ko tik Kaišėdorys nenusbaladojo, tai nežinau, reikės paklausti. Bet sakė jie tep, galim graist, kad ir iki ryto. Kol nusbos Maituziškio. Sako, jeigu jau nusbodo, rėkit, nenori. Ar cinka tokis sustarimas? Cinka. Sakė, mes ir dainuosim vokalinių dainų, ir iš operos, ir liaudiškų dainų, nu nežinau, gal ir striptizų kokį sušoks. Sakė, viskų mokam, viskų. Vai moteriškė eina, Aušrytė graži, nežinau, nu nematėjau aš tokios. Kur jūs jų gavo? Sakė, jinai dainuoja Kauno valstybiniam chorui. Jum nešposai? Tai kol jie čia ruošiasi, aš dar noriu padėkoti šventės organizatoriams. O šventė organizavo, žinokit, visas kaimas. Visa Matuizų kaimo bendruomenė. Nuo mažiausio iki didžiausio. Čia vaikų, tai visi šlavė, lapus rinko, aš nežinau, čia viskų medžius puošė, vainikėlius pynė. Bet iš tikrųjų labai noriu padėkoti Matuizų seniūnijai. Pasdarbavo vyrai iš pieties. Kol čia šitas tvorelas sudėjo, kol čia šitus namus pastatė, įsivaizduojat namų pastatyti, jums nešposai?
Dėkuoju Varinos kultūros centro berniokam, Romukui ir Mantukui. Jie šiandien grais iki ryto. Ar girdit, brangieji? Iki ryto, bet direktorius sakė, eisit tai kilimo jie negraisit. Jaunimas laukia, nes diskoteka bus jum nuo 12 iki ryto. Ar ne? Dėkojam visom moterim folkloro, šokėjom, Katros stepė sumuštinukus. Dėkojam Onutei už tuos pyragėlius. Nu tikrai neišvardinsiu visų, bet visas kaimas dirbo. Kur tas Juozukas? Juozukai, jau ar pasiruoši? Va čia žinokit, tikras dzūkas, merkiniškis, vietinis. Tai mes jau žinau padarėm tokį, va, sakė, kaip jau nusbos, tai jie švilks. Gero visiems žiūrėjimo, negailėkit plojimų svečiam. Labas vakaras, mėly žemiečiai. Važiuodamas pas jūs labai džiaugiaus. Viskai primiršęs dzūkiškai šnekėts, nes jau 37 metai, kai šitą įsigyvenu. Ali žinokit, šis vis tiek traukia. Tai labai šiandien malonu, atsivežiau gražių vyrų, mūsų yra 18, viso kapeloj, bet mūsų dalis jaunimo išvažiavo į Baltarusiją atstovauti Lietuvai. Taip, kad jei ne taip skambės, kaip turėtų, tai atleisk. Taigi sveikinu visas Janinas, Rasas ir Jonus su gražia švente, su vidurvasariu. Ir norim jums skirti pirmą dainą Joninės. Šitus žodžius tikriausiai žinot visi, prašom dainuot kartu. Naktį švento Jono, naktis pasakų senų, šviesu buvo viso šio
vieną kartą rimtoris. Tikriausiai visiems tenka pirmą kartą pasbučiuoti. Ale mes dabar dainuosim, kaip mūsų cikras Jonas pirmą kartą bučiavos. Daina vadinas Pirmas Jono bučinukas. Turim tokį savą maestro Juozą Krinicką, jisai tas eiles pyškina kaip iš kulkosvaidžių, tai mes nespėjam viską atmintinai pasilikti. Labai gabus žmogus, taip, paplojam visam. Cikras Dzūkelis. Taigi, dzīvų dzīvai. Eikri dzīvo baravykų, kur tas kašikas karnu, kaip ce vyrai nepravykus, rytansi grybaucai, kurigi, tie baravykai, ieškoti grybo, angmin brendų. Nepatikėsi, tikriausiai dzīvai, karalių grybų, čia surandu, oi tai dzīvai, dzīvo, dzīvai, oi. Sėdzi po egle, sulinkis rūstapinė tankise, netapsi su kau aplinkui, gal kokia tik dalvose, koks čia tau baravykas, juk čia brolyčiai, tikra meška, dūmelis rūksta, ugnis kūrenas ir burbuliuoja, ant jos bačka, oi tai dzīvai, dzīvo, dzīvai, oi. Aš slenku už kelmų cikiai, bet po kojom kriokšaga, meškinas greit atsisuk. Žiū, kaimynas, nors tu ką? Eik čia, Antanas moja, apsiklašnoja, lašai pirmin. Raiciki kojas, ant samanojų. Būk sveikas, bratka, nesvetsini. Oi, tai dzīvai, dzīvo, dzīvai, oi. Tai pritygo baravykų, kur einutį užkliūnu, kad čia man namo pavykus, kan ant grybų pargriūnu, dzūkų, tamsiame glinė, priaugo grybų, kad net laiku prisigrybavęs.
Це явнятівий, ой. Варі годарчик, стаз говоричка, тевна стала
sveikinam visus su joninėmis ir pabaigai daina metas tart sudie. Ačiū Jums labai už šilumą ir aplodismentus. Ačiū, kad nepaleidžiate. Taip ir sutems. Tai padainuosim širdingą dainą, kurią dainuoja Virgilijus Noreika, Švelnumas. Čia turbūt Jonas paskirs moterims. Oh
užmaršty vardu. Vis tiek žinau, kad dar Jozukas mums čia koncertuos, jau nusirengia, aš ir sakau, prasideda striptizas vakarienės. Ale mes, žinokit, negalim su seniūnu šitą suslaikys, nešam saldžių dovanėlį, aš tai einu prie Jonuko, jau kaip priimta, kad ilgai medų kopinėtumėt. Čia Oksana Sereičinkinė šviežio medaus prigrebojo, tai jūs abudu ilgai, tep linksmikit žmonių širdis, ar tep, matuziškiai. Ar laimingi tokių dovanų? Negirdžiu. O, matot, kai matusis jūs myli. Prižadėkit, kad atvažiuosit tau ne vienu rodu. Būtinai sakė, Jonukai mes mylim. Niekur nedingsi, turėsit. Vokietas pačių gražiausių gėlukių, gliukozės jum, bet dar lauksim vis tiek dainuojančių. Pamiršau pasbučiuot trečių rūtų. Oi, manis stilu. Juozukai, beveidžiu vairų vėliau tau, kviesk savo visų kapelų.
dabar girdėsite lietuvių liaudies dainą Katinėliai. Dainuoja Jonas ir Kazimieras. Du katinai. Katinėlis poličia ir sutiko, kad kėlė netyčia. Veda į kalėti, žalą pamylėti, ar reikia laluoti. Veda į kalėti, žalą pamylėti, ar reikia laluoti. O kai vyrai pamatė, viską tėveliui pasakė. Kelkis tėveli, eikis virnelį, tavo svirnelį, sėdi katinėlis. Kelkis tėveli, eikis virnelį, tavo svirnelį, sėdi katinėlis. O kai tėvelis atsikėlės, vėliau durelės atsidarės, dėva botaga nuostam navagui, tam katinėliui ir tai katinėliai. Dėva botaga nuostam navagui, tam katinėliui ir tai katinėliai. Katinėliui tavį 16, o katinėliai 15. Čia jums pyragai, čia jums alielka, čia jums ir visi meiliai žoleliai. Čia jums pyragai, čia jums alielka, čia jums ir visi meiliai žoleliai. Ėjo katytė verkdama ir katinėlį keikdama, kad tu išpūstum ir galą gautum ir manęs jaunus daugiau neviliotum. Kad tu išpūstum ir galą gautum ir manęs jaunus daugiau neviliotum. Išėjai tu rasotais takeliais, nesiklausei tėvelio nei namus. Ant pirštelių skaičiuodavai žvaigždutes, tu sakei, kad mylėsi visados. Ant pirštelių skaičiuodavai žvaigždutes, tu sakei, kad mylėsi visados. Nenori, nereikia, aš iš meilės numirti galiu. Ir numiręs aš pas tave ateisiu, šaltas žvilgsniu pažvelgsiu į akis. Ir numiręs aš pas tave ateisiu, šaltas žvilgsniu pažvelgsiu į akis. Tiek, kad Juozukai tau pats gražiausias buketas. Ir puikiuojamės Juozukui dovana ir vyram visiems